norisi pavažiuoti, nes dabar toksai įsijungęs gero ritmo noro pavažiuoti. Tai man patinka pavažiavimo challenge'ai. Tai iš karto va toksai, kad aplinkybės nėra visai palankios, tai tas domina ir suteikia papildomas motyvacijas. Čia įdomus kelias, čia toksai turbūt nusileidimų takas avarinis ar kažkas tokio. Yra Lietuvoje viena vieta. Gal net keliose, nežinau. Bet esmė tokia, tenais debesume, čia labai nedraugiškas debesis. Very not friendly. Tai žodžiu, nežinau, kaip ko tikėtis. Reikia tikėtis, kad kelias maždaug suksis tam geriau. Nes jeigu per kokią audrą, tai ne kažką. Bet reikia važiuoti ir žiūrėti. O dabar, kur kelias nusisuka, man labai patinka. O kol kas sekasi, pavadinkime, lanko sėkmė. Neprisižaiskim, bet būkim dėkingi už sėkmę. Mat išlindo saulytę, baisų debesai pasistebti. Keliukai faini, iki Parnų nebetiek daug liko. O kol kas all good. Būtų gerai, kad būtų giedra. Būtų netgi labai gerai. Čia apsilenkti, negalime taip greit važiuoti, bet reikėjo apsilenkti tiksliau. Gerai, galbūt ženklas kiek iki Parnų. 21 km. Tai okei. 7 pabaiga. Gerai. Labai jau tiesus keliai kartais. Labai lygų, labai tiesus keliai. Reikės galvoju, gal Parnų sustoti, refresh. Tai va, jau Parnų su kažkokia upė. Beliko 407 km. Geriau tipo. Kad tik orelis geras būtų ir viskas bus gerai. Bele kaip gražiai saulytės nušildyti keliai tarp medžių, po dešinę jūra netoli, pušynai, geras asfaltas. Ko daugiau norėtų. Labai smarkiai važiuojasi. Oras irgi džiugina. Viskas pagal planą. Dabar yra po 7:12 ir yra iki Rygos 105 km, gal net mažiau.
Tai realiai viskas tikrai pagal planą, nes 6:06 iškelta iškrapštė. Tai tikrai viskas neblogai. Ir kas svarbiausia, labai malonus važiavimas. Čia galima važiuoti ir važiuoti. Nu, atsirefrešinta apvaliojo K degalinėje. Gerą sumuštinį davė, kavutės davė. Šilčiau apsirengta. Pasiruošta normaliai važiuoti. Kita stotelė turėtų būti Ryga. Gal net užteks iki pigaus kuro šalies Lietuvos. Nes Estonija lapšė brangu, Latvijai medium brangu, gera kaina Lietuvoj, o Lenkijoj tai išvis ten cheap. Oras geras, viskas. Reikia važiuoti 3 kilometrus. Iki garažo liko 403 kilometrų, 100 kilometrų iki Rygos. Lietuvoje po to bus normaliai, o nuo Panevėžio tai autostrada. Autostrada iš viso aš mėgstu, tai tenais bus kaifas. Dabar dar gražiai pajūri, gal reikės sustoti tenais Latvijai, kur matosi jūra, palydėti jūrą ir važiuoti toliau. Mums reikia nepamiršti vis tiek, kad pramoginis džiaugsminis važiavimas. Nu, štai ir Latvija. Važiavom kai į priekį važiavom pro kitą keliuką važiavom. Paraleliai arčiau jūros yra kitas keliukas, toks mažiukas, nes ten yra miestelis. Ainaži. Paskutinis Latvijos miestelis iki Estijos. Va. Jau Latvijai. Vaizdai pasakiški, saulytės aspektų. Bet taršus žodžiu. Šiaip aš tikiuosi, kad sekmadienio vakaras tai keliai bus laisvesni. Ir bus skaniau važiuoti, kai važiuoju mašiną. Nu, bet reikės sustoti ten prie jūros. Čia gerai žmonės gyvena. Matos jūra nuo kelio. Nu tikrai, šitam visam kely yra atkarpų labai nice. Norisi pafilmuoti. Aišku, batereika mano kameros jau prie galeko. Bet vis tiek, labai fainas keliukas, norisi pafilmuoti. Prisiminimus, taip sakant. Čia kokį tais miestelis bus
neprisimenu nei koks. Man atrodo važiavimas per upę. Tai visi atvažiavimai per upę įdomus. Bet realiai tenais už 100 metrų yra jūra. Nu, fainai čia jiems. Motociklistų galima sutikti, nu, nenuostabu. Lemba, jeigu čia vietoje kažkur gyvenam, tai būtų jau kaip ir nuodėmė neišnaudoti tokios galimybės pasivažinėti motociklu tokiose šauniose apylinkėse. Kas čia per miestelis? Gal nesupyks labai. Kolega mane tiek apivarė, kad aš taip darau. Nu, bet o ką daryt? Aš kažkaip nemanau, kad aš labai čia kažką blogo darau. Nes vis tiek, jeigu jau užvažiavai į priekį, tai reikia nedaryti gėdos ir nestabdyti eismo. Rezultatas užlindimo turi būti toks pats, kaip lygiai, kad nebūtum užvažiavęs, kaip tavęs nebuvo. Tai va, dabar gaunasi, kad mašinom tikrai nepakenkta. Nes aš su jom nebedalyvavau. Nu, čia vaizdas tai alfigenas. Vai, Jėzau, ir čia barėsi. O, čia kita aikštutė. Tokia matos daugiau kempingistai sustoja. Bet sustokia. Nu čia su kemperiu tai fantastiška vieta sustoti. Pasistačiau taip kreivai tam, kad fotkę pasidaryt. Negalvoju, kad specialiai. Nu tikrai papildomas žavesys. O, hebra, maudas dar. Nu, saulė gan aukštai dar, saulėlydžio nelauksiu. Nes kilometrai patys nenusivažiuos, bet esmė, supratot. Verta čia sustoti. Nu, saulytė palydėta. Liko 379 iki namų. Čia vat buvom sustoję, bet ta fainesnė sustojimo vieta, tokia ramesnė. Nu ką, kol saulė, reikia rinkti kilometrus. Smagiau. Ryga 8,6. Nu tai va, nepilnai 100 Ryga. Nuo Rygos iki Lietuvos ne taip toli. O Lietuva, pigaus kuro kraštas, jau išvis gerai. Kiek čia range'as? 173.
Gal net iki Lietuvos įmanoma datraukti. Nu, bet žiūrėsim. Pradeda po to BTR'as labai jau mirksėt, pykti ir kažkaip nemalonu. Reikia užsipilt. Tai va, varom priekį kažkokie motociklistai, tai pažiūrėsim, kokį gal jie draugiškų tempų važiuoja. Reiks padžiojti. Mini update'as situacijas. Dabar yra 9 vakaro ir yra 5 km iki Rygos. Iki galutinio tikslo yra 3-4 km, tai realiai yra maždaug kaip iš Pajūrio pravažiuoti. Tik biški blogumas toksai, kad iš Pajūrio tai autostradą galima važiuoti čia iki Panevėžio, bus ne kažką kelias, po to jau autostrada. Bet kilometrai panašus, realiai 3 valandas kelio, 9, tai gerai, 10, 11, 12. Aišku, reikės kažkur sustoti ir panašiai, užsimeskim valandą, tai apie 1 garažą. Bus įdomu pasižiūrėti, kaip pasitvirtins, nepasitvirtins predictionai. Bet maždaug taip turėtų būti. Va, keliukai čia gražus. Visai. Keliukai gražus, viskas kaip ir okei. Saulytė dar šviečia. Šiaip situacija po kol kas labai nebloga. Gaila, čia biškį yra stabdomi šitų kelių. Viskas daugmaž palei planą. Vėjas, tai šioks toks pakilęs, bet vėjas tai vėjas, svarbu ne lietus. Ir viskas, tiek žinių šitam update. Dabar Rygos priemiesčiai gavom vietinę sponsorį. Su labai plerpenčia dūda. Jisai padeda. Rodo, kad čia taip normalu. Tai reikia pasikliauti vietiniais. Sponsoris kokia gera mokomoji programa. Čia kažkas panašaus kaip aplinkkelis Rygos. Ką, po 9:20 ir it's Riga, baby, kaip ten pasako. Va, kažkiek Rygos. Nežinau, kiek važiavau, dar niekur nemačiau, bet palikti kažkokį labai gerą įspūdį. Rodė apsisukimą, bet to apsisukimo nebuvo. Normaliai
Žodžiu, čia toj Rygoj aš prie GPS feilinsiu, tai vapšė bus. Nu, gerai, nu. Va, čia. Nes biški lengvai šabakštinai kažkokie. Biški po tiltu va. Kažkaip ne kažką. Realiai, kur čia? Panevėžy ar Šiauliuos? Akropolė. Kur vara? Į Akropolę. Nu, Panevėžy gal? Nu, bet aišku, va, Ryga nuo Panevėžio netoli, tai įtaka yra aiški. Kas ten per Eifelio bokštas? Gal matysis pagalystės. Žodžiu, anteną pasistatė turbūt. Nu, varysim per kažkokį čia tiltą. Nes realiai apturėjau irgi Rygos tokį ekskursija Rygos, tai bet žinokit, tą Rygą tai. Ne kažin kas, saulytė gaila jau nusileidus. Nu gerai, svaresnę upę turim, bet šiaip tai reikia jiems tvarkytis. Įdomu, kiek iki Lietuvos. Range'as 107 kilometrai. Jau norėtųsi lietuviškos naftos savos geros užsipilti. Tai tikiuosi iki tos lietuviškos naftos išeiti patraukti. Turėtų. Aišku, irgi va, neišprusimo spragos. Nežinau, kiek tų kilometrų iki Lietuvos sienos, bet tikrai mažiau nei 107. Gerai, mažiau kalbų, daugiau kilometrų. Nu, bandymas, ar tikrai geriau Osmo 5 Pro filmuoja naktį su Super Night Mode. Nesutemo vapšė, dega fuel low, bet aš bandau datraukti iki Lietuvos. Toksai užsibrėžtas tikslas. Aišku, galima ir pribrist čia su tokiais tikslais, bet tikiuosi bus normaliai. Kitas dalykas, kuris nelabai džiugina, aš nežinau, čia matys, nesimatys, bet tas kabantis debesis nelabai taip įdomiai atrodo, kažkaip visai neįdomiai. Būt gerai, kad nieko iš jo nesigautų, bet reikia važiuoti tiesiai tenais. Tai žiūrėjau prognozes rodo, kad lis. Bet kitas geras dalykas, kad iki garažo 2 km, aišku, nemažai, pripažįstu, yra dar kur pavažiuoti, bet realiai 100 iki Panavažė, nuo Panavažė autostrada. Tai zin, man kad ir lis, autostrada, problem. Esu parvažiavęs naktį iš Klaipėdos į Vilnių
per lietų visus 300 kažkiek kilometrų, viskas okei. Tai va, tai esmė dabar yra dasigauti iki PNVŽ. PNVŽ yra tas norimas checkpointas. Jeigu iki tenais pavyks gerai dasigauti, tai vis tiek reikės dėtis lietaus aprangą, bent jau viršų, nes ir dėl šilumos ir maža ką. Ir realiai rodo kelio liko 2 valandos 38 minutės. Tai aišku šiek tiek mažiau, nes čia rodo važiuojant pavyzdingai, nors turbūt panašiai ir bus, nes naktį vis tiek, kad ir autostrada ar panašiai, vis tiek, jeigu dar lietus, tai netarkuosi ten 2+, tai tikrai ne, tai tas laikas nebus toksai kardinaliai mažesnis. Tik žiūrėt, kad tik tais didesnis nebūtų, nes čia jeigu ten koks rūkas ar dar kažką, tai ką tu ten, be šansų. O šiaip tai savijautas geras, viskas gerai. Aišku, bulgos biški jaučiasi, nugaras šiek tiek, bet biškutį tik tais. Taip, nieko, tikrai nieko. Bulgos, taip, reikia man sėdynę kažkaip biški pasipatoginti, tokia, ne tokiu kampu, kaip man reikia, nes mano kojas ilgos, tai jos susideda darosi toks kampas, ne toks koks sėdynės, tai reikės biškai pasiformuoti sėdynę, persidaryti. Bet čia jau toks nedickas reikalas. Tai va, dabar pagrindiniai reikalai naftos gauti ir pasiekti Panevėžį. Tai planuočiau Panevėžį pasiekti. Nieko aš neplanuosiu, važiuosiu, relaksuosiu. Patinka man šiaip naktį važiuoti. Nėra gerai gal naktį važiuoti, bet patinka. Džiaugsmą kelia, tai reikia pasimėgauti. Įdomus reiškinys. Ten atrodo, kad šviečia kažkas, ten šviečia mėnulis. Gerai, mėnulis nešviečia, atspindi šviesą. Ir labai tokį debesį atšviečia. Gavau informacijos iš Vilniaus, kad buvo audra su žaibais ir taip toliau. Tai reikia tikėtis, kad visą tą išlieja ir aš kai atvažiuosiu, jau bus viskas normaliai. Iki Lithuanijos yra 4,5 kilometro, tai jau čia pat visiškai. Kitas dalykas, dar nedatraukiau iki pigaus kuro krašto, teko užsipilti Bauskiai berods, užsileidau biškutį, vien iš principo, kad prisivarysiu pilną Panevėžį, jau turėčiau datraukti iki Panevėžio, tai kaip tik ten sustosiu, reikės dar šilčiau apsirengti, nes jau šildomos rankenos sujungtos, už lango yra įspūdingi 13 laipsnių. Tai gaivu darosi, bet šildomas rankenos ir priekinis stiklas dabar padeda nuo vėjo, tai kad nesušaltų, tai kad vėjo diskomforto nebūtų, tai kad triukšmo nebūtų, bet kad nebūtų tiesioginė vėjo, aišku, į rankas tai tiesioginė, bent jau į kaklą neina ir taip toliau. Tai varau iki Panevėžio, kamera jau viskas, jau paskutinius autobusus duoda. Tai
Panevėžy pasistengsiu, kol rengsiuos biškį pasikrauti. Aišku, laikas spaudžia, tai daug aš ten negalėsiu, įkrauti į kelių biškį sulčių įvardinti. Vis tiek norėsis pafilmuoti jau Vilniuje, įsiamžinti, kad tripas įvyko. Galvoju, čia tipo buvusią sieną gal davažiuosiu. Davažiuokim. Aišku, kas čia naktį matysis, neaišku, bet neaišku, ar čia geriau saugoną būna. Gal jau lempočkis kažkokias. Įsimesti į gazą. Įamžinsim grįžimą į Lithuaniją. Iš karto vinoteka. Dar čia Latvijos vėliava plevėsuoja. Pasieniečiai. Galėtų kažką ir tikrinti. Bet greičiausiai emigrantas su turbanu nevažiuos motociklu. Ir ne dėl to, kad ten jiems nepatinka motociklai, bet tiesiog tie su turbanu, jie negali šalmų užsidėti, netelpa jiems šalmus užsidėti. Todėl jie ten pas save važinėja be šalmų, nes ten šilta, bet čia kai šalta ir netelpa šalmų užsidėti, jiems nelabai tie motociklai šitose kraštuose. Vien dėl to, kad šalmas netelpa ant turbano. Ką, Lithuanija, gerai, milestone'as yra, viskas, panavaža. Tas mėnulis, tai ten krypį atrodo. Tai gal išlystas, būna išlenda. Šiaip įdomus reiškinys, taip dažnai netenka tai pastebėti. Tikiuosi, action camas nenusprogs. Tai va, naktinė romantika. Kam patinka, kam nepatinka, man visai nieko. Tikrai įdomus vaizdelis. Dieną tokio nepamatysi, tai va, todėl reikia važiuoti naktį. Gerai, reikia važiuoti ir kelią švedį. Žodžiu, Panevėžiukas jau iš tiesų norisi nulipti nuo moco.
jau taip nulipi ir taip jau smagu. Bet žodžiu, pažiūrėkit, kokios kainos. Euras 34 už 95, kai šiandien visoje Estijoje geriausia, ką gavom, euras šiam 4. Nu, tai žodžiu, 30 centų brangesnis kūras. Va tau ir Estonija. Nu, bet jie ten geriau gyvena, tai gali ir brangiau pilt. Reikia užsileisti pilną baką. Maciukas važiuoja šauniai. Užsileis pilną baką ir minti Vilnių. Kolega iš Panevėžio, tai jam reikia į Panevėžį. Tai sveikinu jį su tom, nes šiandien šiai minutėje aš irgi norėčiau būti iš Panevėžio. Nu gerai, nenorėčiau būti iš Panevėžio, bet aš visai jau jaučiuosi pavažiavęs. Dar 103 km laukia. Nu bet ko ne. Nuvažiuosim į tuos 133. Gerai, bandau krauti aparatūrą. Nu ką, jau autostradai. Apsirengiau jau blemba ir pašiltinimą dar papildomą ir užsidėjau neprapučiamą. Nu tokia lietaus apranga, bet ne tokia ne pati rimčiausia lietaus apranga, bet kad neprapūstų, nes Panevėžy toks šaltas vėjas. Kažkaip po autostradą iškart sekasi viskas geriau. Galvojau, Ukmergėj gal sustoti, susilt ar panašiai. Taip greitai ta Ukmergė apsirado, bet galvoju, nereikia. Reikia atnarau. Aišku, vietomis šlapia. Nu, bet aš tikiuosi, kad čia visi vietos jau išlyti. Ir visi išlyti. Žodžiu, 3 kilometrai iki finišo, bet situacija vis prastėja. 13 laipsnių, drėgna, čia matos gerai pūtalyta, spėjo dėžės jau pradžiūti. Bet esmė tokia, kad ten tas debesys. Įtarimas yra, kad Vilniui gali būti lietaus. Bet gera žinia, tik tais tram 3 km. Kol pašnekėjau, tram 1 km. Tai čia praktiškai nieko. Realiai, kad ir pils, nieko rašiau nestosiu. Tiesiai šaunu ir viskas. Šiaip, man taip patinka mano autostradas. Aš net nesupratau, kaip tam nuo Panevėžio. Jau čia prie Vilniaus visur tai. Geras daiktas ta autostrada. Nu ir prašau, Lietuvos kamščių sostinė. Šitą taip nesimato, bet šiaip čia tikrai gerokai palyja. Ir negi man bus taip pasisekę, kad parvažiuosiu sausai. Nes dangus tai atrodo visai gerai. Atrodo, kad būtų noras lyti jam. Atrodo, kad jau viskas išlyta. Tas labai gerai.
galima pasidžiaugti, va, Vilniaus ženklas. Vilnius oficialiai pasiektas. Liko dar iki garažo šiek tiek, bet čia jau, taip sakant, jau čia asmeniniai reikalai. Pats Vilnius pasiektas. Tai šiandieninis važiavimas toksai, kad pradėjom Taline. Iš Talino į Saremą, iš to Virtsų persikeliam į Saremą, Saremo į... kažkaip man tas pavadinimas sunkiai sekasi. Kurtsėme kažkaip tenais. Žodžiu, didžiausias Saremos miestas su pilim. Tada vėl atgal, vėl persikeliam. Įdomus faktas tas, kad į priekį persikelt kainavo 9,15 €, o atgal persikelt jau 10 € 10 centų. Tai, jau pabrango. Infliacija didelė ir Estijai per pusdienį, vat pabrango. Sustokim prie šviesoforo, jau pamankštinsim kojas prie to pačio. Koks draugiškas šviesoforas. Ačiū. Tai va, motocikliukas atlaikė nuostabiai, važiavo garantuotai. Va. Važiavo pasakiškai visus kilometrus. Labai džiugino, labai nepavedė, labai gerai ant kelio stovėjo. Ganėtinai patogiai, gerai saugojo nuo vėjo. Su laiku, aišku, dar reikės biškį jam čia modų daryti. Ne modų, bet tokių adjustinimų pagal save, prisitaikymų. Šitas netoks draugiškas šviesoforas. Žodžiu, pavažiuota tikrai konkrečiai. Ar rekomenduočiau tokį maršrutą? Nelabai iš tiesų. Čia jau tik tais mėgėjams jau. Šiaip, jeigu jau tenais noras keliauti, žmonėtis ir taip toliau, tai too much čia, jeigu realistiškai žiūrint. Bet jeigu norisi challenge'o, tikrai galima, tikrai įmanoma. Buvo dar kai kur sugaišom laiko be reikalo, tai tikrai galima geriau suvažiuoti ir kur kas geriau galima suvažiuoti. Tai tikrai įmanomas maršrutas. Ypač jeigu dar turit imunitetą nuo radarų, tai kur kas geriau galima suvažiuoti. O man tai, kaip ir iš mano tos pusės, tai visų pirma dėkui, jeigu žiūrėjot video, jeigu jums tai įdomu, man smagu. Pasidalinkit, jeigu kas važiuojat kažkur panašiai arba nebūtinai panašiai. Man vis įdomu irgi, ką veikia kiti motociklistai, tai kom gyvena, kaip važiuoja. Bet labiausiai, kur važiuoja, man įdomu. Nebūtinai ten gali kažkur keliauti, bet važiuot. Čia galima ir toj pačioje Lietuvoje prisigalvot ratukų įvairių. Ir irgi įdomu, kokia tų ratukų logika ir panašiai.
Aišku, tos ratukus, jau ten bent nuo porą šimtų kilų reikia skaičiuoti, nes jeigu ten važiuoja tik tai kavutės pagert, tai, taip. Arba ten, tada jau pradėt skaičiuoti, jeigu važiuoju su motociklu į darbą, tai irgi jau čia vos ne moto ratukas. Žiūriu, baigsis jau to juostelė, rimtai, nes 256 GB kortelė, bet bus prifilmuota medžiagos, tai nežinau, kada aš čia ką padarysiu, bet kažkada tikiuosi padarysiu. Susimažinkim elektrinius langus, kada čia būsiu. Po 1:20, tai iš mano predictionų aš sakiau, kad 1, tai po 1:20, tai 20 minučių apsiskaičiavimas iš tos preliminaraus, bet realiai tai ne važiavimo pasiekmė, o stovėjimo. Nes kur aš ten kažkur sustojau, dar kažką, dar ten kuras buvo dar Latvijos teritorijai pasibaigęs, tai tokie biški sudaro, nes pagrinde, kada tokie važiavimai, tai ne visat svarbu greitis. Labai svarbu, kiek laiko praleidi stovint, nes tai realiai labai stipriai įtakoja. Tai laikas stovint yra pats brangiausias realiai. Kas moka greitai išgert kavos, greitai išsipilt kuro, tiems labai gerai. Aš tai to dar ne visai moku, nes man patinka pavažiuoji, bet savo ramiai ir pagert kavutės, ir ramiai pavalgyti, ir taip toliau, ir šiaip atsipūsti. Tai aš taip kažkaip tą suderinu. Naktinis Vilnius. Geriau už Rygą, bet Talinas Lenkija. Aišku, čia gal Vilniaus net tokia puošni vieta. Čia tik piktas radaras yra. Bet šiaip ta mūsų kamščių sostinė kaip nors. Tai turbūt tiek. Dar įkelsiu prie video, tikiuosi, nes trekinau visur, kur važiavom pagal GPS-ą, tai tikiuosi viskas ten su to veikia ir gerai. Tai bus galima įkelti, kiek čia gavosi tų kilometrų, kiek laiko važiavom, kiek laiko ant moco ir taip toliau. Viskas, iki kitų kartų.